ką, laikas ateina pirmam paleidimui. Ir pirmas minusas, kurį jau matau, tai yra trumpas laidas. Aš norėjau susijungti kartu su savo įprastu varikliu, kartu ant vieno akumo čia pasistatyti. Bet nepasiekė nei iš ten laidas, nei iš čia. Tai kažką reiks galvot. Nes nori atskirų akumų turėti. Dar svorio, dar daiktų. Taip, pirmas pajungimas. Kažkas supipsėjo. Dar supipsėjo. Taip, reiks nusistatyti aukštį. Kaip čia viskas vyksta. Taip, turbūt leidžiu. Galima giliau šiek tiek. Taip, valtelis. Nelabai supratau, ar jisai iškart suporuotas būna, ar reikia jį suporuoti. Kažkas mėlyna mirksi. Tai čia parašyta kaip suporuoti. Įjungi, spaudi šitą pairing. Na ir čia yra tokius, bandom, 3 sekundės kartu. Aha, kažkas supipsėjo. Kol kas sunkiai susikalbu su pulteliu. Bet kai jisai pasileidžia, tada viskas tvarkoj. Dabar pastačiau ant inkaro. Jisai sugrįžo, nes mes praplaukėm. Nu ir žiūrėsim, kas gaunasi. Inkaras laiko kaip įbestas. Eik tu savo. Aišku, vėjo čia nėra, tai baisiai nesijaučia. Bet vis tiek fantastika. Dabar reikia pabandyti biškutį paplaukt. Taip, čia turbūt reikia inkarą spaust. Jo, tas smagus yra reikalas, kad nieko nereikia mesti į vandenį, paspaudi ir stovi. Panašu, kad turėjau kibimą. Aš jau sukdamas taip suabejojau, galvojau, ar čionais
Ar čia kalė, ar čia nekalė. Panašu, kad kalė. Gerai, bandau dar kartą toj pačioj vietoj pravesti. Nes panašu, kad tik į uodegą pataikė. Guma nemaža. Šiaip oras žiauriai šaltas, šiandien 2 laipsniai ryte buvo. Sniegas, net sniego pakeliui važiuojant silpnai. Tai truputį aš abejojau dėl šiandienos žvejybos, o vanduo tik tais 8,5–9 laipsniai. Kaip ir jau gegužės, ne vidurys, bet beveik, lydeka tikrai turėtų jau būti išneršus ir norėt maitintis. Bet oras šaltas. Kažkaip tikiu, kad viskas būtų gerai, bet abejonė yra. Važiavau ant vandens vėlokai, kol išsidėjau variklį, kėdę, tai laiko praėjo. Dabar turbūt jau arti 11, pusė 11 gal kokių. Bet nieko, kai toks rytas šaltas, tai nėra čia ko labai ir skubėti. Gal dienoj šiek tiek iššils, gal ir lydekom bus geriau. Va, sninga vėl. Šakės. Bet kritulių neprognozavau šiandien. Jo. Įdomiai. Gali būt, kad ir be žuvies šiandien būsiu. Pakartotą lydeką nepanorom. Reiktų gal masalą pasikeisti. Manau, kad padeda tokie dalykai. Ką čia uždėsim, tokį nestandartinį kažkokį, tai ir išnervuosim ją. Vėjas jau šioks toks atsirado, viskas tvarkoja, laiko mane. Taip galima ir velkiavimą mesti, kai tai viskas patogu. Tai dar visos kitos funkcijos, dar yra maršruto sudarimas, čia gal ir velkiaut galima su šito daiktu. Reiks pasižiūrėti. Kažkaip galima sudaryti maršrutą ten, kad plauktų ten, kur tu nori. Gali būt, kad ir velkiavimui bus geras daiktas. Inkaruotis tai labai lengva. Tiesiog priplauki, kur tu reikia ir spaudi inkarą. Tas faina. Šiaip viskas veikia, viskas nerealiai. Bandau keist masalą, nes nekimba. Štai patikrinta turbūt. Nuo fish guminuko bandysim. Gal išgelbės. Kas čia per oras, jūs pasižiūrėkit. Kokia nesąmonė. Nei kritulių nerodė, nei to labiau sniego. Tai ką aš čia veikiu? Kas čia buvo? Šiek tiek ir į kibimą panašu. Žulytės jokios nėra. Guma šiaip nauja. Be dantų irgi nėra.
Aš pastoviai pamirštu įrankius. Ir tada tenka va taip grikius valgyti. Nu taip. Užtrunki truputį, gerai kramtai. Sveika. Nėra kol kas aktyvumo, visai nėra. Jau 1 valanda. Vanduo nešyla, 9 laipsniai. Oras irgi nebaisiai šyla. Nėra čia ko ir kipti, aišku. Kažkoks šis stebuklas turi vykti. Gal išlys bent valandėlį pasimaitint kažkurio metu. Echolotą lyg ir žuvytės yra, biški. Visai neblogai ir vilkiauju aš kol kas su jo, perplaukinėdamas iš taško į tašką. Aš pravilku. Visai man pavyksta. Man tik nelabai patinka, kad pypsi kiekvieną kartą paspaudus mygtuką. Gal čia galima išjungti šitą reikalą, arba ant telefono pasijungus nebelieka jo. Nieko čia kažko kritiško, bet... Aišku, kai pypsi, tai aiškiau, kad jisai kažką padaro, pasisuka. Laiko žiauriai gerai. Inkaras vietoj visada kaitaliojasi tas vėjas šiandien, bet be jokių problemų. Labai faina. Papa. Kažkas vėl buvo. Čia tik vienas kablys. Labai faina, kai nauja guma. Nieko. O, yra kažkoks mažas įbrėžimas. Bet mini. Toks jausmas, kad rudens galas dabar. Rudeninė žvejyba. Žuvis vangios. Ojejej. Pagal prognozę turėjo būti plius 8, 7, nesuprantu, kas čia įvyko. Žuvis, manau, irgi nesupranta, kas vyksta ir tikrai nesiruošia dabar valgyti. Košmaras kažkoks. Tai kaip jaustis? Kokios čia nesąmonės? Išvis nelašų turėjo nebūt. Oho. Jau nesitikėjau visiškai nieko. Žuvis maža, bet vis tiek.
Gal šiek tiek ir padidėjo ta žuvis. Čia vėjas mane neša, tai sunku suprasti dydį žuvies. Na, kažkaip dar sukasi čia. Normali žuvis, tik tai, kad aš čionais kažkokias nesąmonės darau. Jau visiškai ant galiuko laikosi. Nuliuks. Aš jau galvojau, be žuvies liksiu šiandien. Valio. Normali žuvytė. Kaip dydžių nesugebu atskirti, tai šakės po žiemos. Graži žuvytė. Jau svarsčiau važiuoti namo, bet visgi iškrapščiau bent vieną. Mano antras išplaukimas su Hasving Cayman GPS varikliu. Jau darausi truputį drąsesnis. Šiandien jį pasėmiau vieną be pagrindinio variklio. Vėjas yra didelis, tai truputį nerimauju, bet kaip nors irklas per irklos, jeigu kažkas atsitiks. Tai pradedu žvejybą, kaip sakiau, vėjuotą ir pabandysim pagauti lydekaitę. Pradėsiu gal nuo natūralaus. 10 gramų galvakablis, šiandien negilu, kokie 3 metrai gilio. Prisijungiau, iš karto sudariau tokį trumpą maršrutą, kad mane nuvežtų tenais, kur aš pradėsiu žvejybą. Tai kol kas žiauriai fainai, net ir pravelkiausi dabar to maršruto čia. Aišku, reiktų susidėti tiksliau galbūt, bet žiauriai patogu. Mano toks noras ir yra, kad biškį daugiau tik su šito varikliu žvejot, kad neim 2 variklių, man visada norisi kuo mažiau tos įrangos tampyti. Tai tikiuosi, kad viskas pavyks iš to reikalo. Vėjas nemažas ir gūsių tokių yra, bet maždaug ant 2-3 padalų dirba variklis. Aš manau, kad labai ekonomiškai čia gausis, kas liečia akumuliatorių. Kažkada vėliau ir testus reikės pasidaryti, kiek čia vartoja. Bet tikrai nedaug bus, man atrodo. Kol kas kibimo nėra. Kaitaliuoja po truputį masalus. Dabar yra jau netoli pietų meto, netoli 12 valandų. Žiūrėsim, vėjas tik tai didės, tai po to jau spausiuos prie meldų, kadangi nelabai malonu čionais ant vėjo visiškai stovėti. Kol kas bandau dar kol neprasidėjo tas vėjas biškį apgaudyti toliau nuo meldų, o po to spausiuos prie kranto. Kaip sekasi? Gerai. Pagavot kažką? Rytas. Oho, nuo ryto? Liuks. Aš nieko nepagavau, kokią porą valandų matau.
ir nebaisiai gerai pavyko. Nepaleido. Pagaliau. Čia su žvejų šnekėjusi, tai jisai sakė, kad visai neblogai sugaudėte, nuo ryto gal 9 žuvis. Aš nei vienos. Tai va antras kibimas pagaliau. Prisidėjau atgal Mofish masalą. Vėjas stiprus, tai taip slėpiuosi aš nuo to vėjo. Ką aš čia padariau su to repštu? Nu va, visai tokia stora graži lydekaitė. Visai godžiai atakavo, negali sakyt, kad vos. Gal truputį pajudės kibimas, dabar tik tais 1:30 yra. Tai smagu, gal pradėsim žvejybą. Kibimukas, vilkiauju su GPS varikliu. Truputį primygęs buvau, tai nepakirtau. Nors gali būt, kad juodegė trenkė. Pas mane tik vienas kablys uždėtas. Na ką, aš praktiškai susipakavęs, baiginėsiu žvejybą. Kaip ir rezultatai nebaisiai geri, bet kita vertus 3 kibimus turėjau. Dabar dar tokia stadija, kai mokinuosi su to varikliu įvaldyti, čia ir programėlę spaudinėju, tai žvejybai gal netiek jau laiko ir tai lieka daug. Tai varikliu aš nepatenkintas, tikrai labai grįžinėjau, gal nusistačiau maršrutą, jungiau greitį, tvarkausi valtį ir to pačiu velkiauju, tai tikrai faina. Pats veikimas, priekaištų aš labai neturiu, gal kai spaudi inkarą, kartais jisai stipriai atgal grįžinėja, nes praplauki tą vietą, kurioje pažymėjai inkarą, jisai tada staigiai grįžta. Tai taip pakankamai grubiai jisai kartais sustoja. Su pulteliu jau susidraugavau, viskas kaip ir aišku. Programėlė truputį dar reikia dėl maršruto pasinagrinėti, bet irgi labai faina. Tai nežinau, atžvejojau visą žvejybą tik su šito varikliu ir iš principo pilnavertė žvejyba gavosi. Tai šiandien tiek, žiūrėsim, eksperimentuosim ir dalinsiuos įspūdžiais sekančiais kartais. Iki.